Druskininkų mieste vykdomas projektas gavus ES struktūrinių fondų lėšas. Šiuo projektu siekiama sutvarkyti Vijūnėlės vandens telkinį, išsiurbiant virš 215 tūkstančių kubinių metrų dumblo. Bendra projekto vertė viršė 1,5 milijono litų. Prieš keletą dienų druskininkus apskriejo žinia apie Švendubrėje esančius 4 dumblo rezervarus, kurių vienas net laikė iš Vijūnėlės tvenkinio išpompuoto dumblo ir kitų nešvarumų kiekio. Viduryje tvenkinio plūdurėja dumblo siurbimo mašina. Ji pritvirtinta lynais. Vienas lyno galas pritvirtintas prie mašinos, kitas prie krante įkaltų metalinių kuolų. Dalies lynų tiesiog nesimato, nes jie yra po vandeniu. Kai kurie metaliniai lynai yra stipriai įtempti, todėl kuolai, kurie yra įkalti į žemę, gali iššauti lyg strėlės ir stipriai sužeisti šalia esančių žmonės. Kitame krante lynai pritvirtinti prie medžių. Teritorija neaptverta. Nėra įspėjimų ženklų ir lentelių apie vykdomus darbus. Poilsiaujantis prie Vijūnėlės tvenkinio, druskininkiečiai ir miesto svečiai piktinasi, kad pliažo teritorija yra nesutvarkyta, pakrantė nusita dumblu ir kitais nešvarumais. Nėra jokios informacijos apie vykdomus darbus ir vandens užterštumą, net plūdurų žyminčių pliažo ribas. Šalia esantis tiltelis, kuris jungia Vijūnėlės tvenkinį ir Mergelių akis, šiuo metu yra taip pat atnaujinamas, tačiau statybų aikštelė neaptverta. Šlaitai labai statūs, o šlaitų apačioje kyšo įbetonuoti stripai, kurie visiškai neapsaugoti ir kelia rimtą pavojų, ypač tamsiu paros metu. Rugpjūčio 2 dieną leidinio Druskininkų minų redakcija gavo informaciją apie galimai daromą žalą gamtai. Pumpuojant Vijūnėlės tvenkinio dumblą į rezervarus, net laikė vieno iš 4 rezervuarų pylimas. Atvykus į įvykio vietą, informacija pasitvirtino. Dumblas išsiliejęs kelių hektarų plote. Dumblu užtvindyti keliai. Per kitus pylimus taip pat prasiskverbęs vanduo, kuris užtvindė didelį miško plotą. Vandens nubėgimas nuvestas į upelį, kuris įteka tiesiai į Nemuno upę. Tekantis vanduo išplovė šlaitą šalia asfaltuoto dviračių takelio, kuris yra įgriuvęs bei kelia grėsmę gyventojams. Įrengta dumblo saugojimo vieta kelia rimtų abejonių dėl atitikimo kelimiems aplinkosauginiams reikalavimams. Paprašėme pakomentuoti šią situaciją tyrusius pareigūnus. Kalbiname Alytaus regiono aplinkos departamento direktorių poną Česlavą Meržvinską. Norit pasakyti, kad ten yra iš tikrųjų nuleidžiama į Nemuną vanduo? Taip, šiuo metu ten tikrai bėga vanduo į Nemuną. Reiškia visiškai naujos aplinkybės, apie kurias jūs kalbat. Ir tikrai ta informacija, kurią perdavė tarybos narys, Taip. tikrai nebuvo tokia. O aš noriu paklausti, kuris tarybos narys jums informaciją perdavė? Nežinau, jis prisistatė, kad tarybos narys, kuris nežinau. Supratau, bet tai jūs, kad šiuo metu ten teka į Nemuną, tokios informacijos neturi. Iš jūsų pirmo išgirdau. Jeigu jūs teigiat, kad taip yra, tai mes nuvažiuosim, patikrinsim ir arba jūsų teiginys pasitvirtins arba ne, aš dabar negaliu pasakyti. Argi aš jums dabar galiu sakyti, kad ten teka, jeigu šito tikrai nemačiau. Taip, bet aš ten buvau sekmadienį tikrai tikėjau. Ir ten yra sutvirtintas šlaitas, kuris buvo išgriautas ir ten buvo sugriuvęs net tas visas dviratininkų takelis. Turės būti vietoj apžiūrėta ir įforminta taip, kaip priklauso ir tų pareigūnų, kurie tam turi teisę. Tai kada jūs atvyksite į tą įvykio vietą? Aš pasiimsiu inspektorius, nieko nelaukiant, kadangi jūs pasakėt, kad naujų aplinkybių. Manau, kad šiandien arba ryt tikrai ten apsilankys inspektoriai ir pamatysim, kas ten yra iš tikrųjų. Paprašėme šią situaciją pakomentuoti Druskininkų miškų urėdą Zenoną Naujoką. Aš dabar norėčiau su jums pakalbėti apie tą Vijūnėlio tvenkinio avariją, kuri vyko. Ten šiaip turėtų paliesti ir jūsų instanciją. Taip, žinau. Žinote, tai aš norėjau paklausti, ar jūs esate informuotas, kad ten buvo nukirsti medžiai. Dėl medžių kirtimo nežinau, mes kaip tik tą dieną tenai buvom kažkaip nuvažiavam pasižiūrėti ir buvo ten išsiliejęs tas dumblas tada. Taip, Tai kaip tik mūsų ten, kur yra darbuotojai, informavo juos, kaip ten kas ir kaip susivaldybė susisiekėm ir jie ten pažadėjo skubiai likviduoti tas visas tenai pasiekmes. Aišku, aš dar norėjau paklausti, o ten ar didelė žala padaryta pačiam miškui? Dabar dėl to miško žalos, tai man reiktų pasiklausti darbuotojai, kurie tenai buvo nuvykę, tai jie ten minėjo, dėl to žalos, mato, ten, kaip sakyt, ten buvo užsemta kažkiek tai ten tų samanų, Taip. tai,
matyt kažkokia gal galimai būti, kažkokia tai gal žala. Taip, bet tai ten tas iš rezervaro padėtas vamzdis prakištas pro dviratininkų takelį, ten buvo išplautas visas šlaitas. Ar jūs buvote įvykę vietoj? Ten girininkas yra buvęs toj vietoj, taip, ir jisai sakė, kad ten yra, praplauta jau, žodžiu, daugiau skardžio, ta prasme, taip, tą dalyką. Bet tai dabar ten tas vanduo patenka į upelį, tai čia nėra žala gamtai, nes ten yra šaltinis, tiek kiek aš žinau. Galbūt tenai, aš sakysim, ten reiktų pas girininką klaust, kadangi tie visi dalykai, kada buvo čia daryti, tai aš dar tuo metu, nedirbau. Tas didelis ar mažas, tai čia toksai dalykas yra, tai be abejo, kad tai yra kažkoks tai poveikis gamtai, tas, kur yra natūrali gamta ir kad ten yra kažkoks tai tas praplovimas ir skardžių išgraužimas, tai matosi, kad yra toks dalykas. O jūsų nuomonė, ar toj vietoj buvo galima leisti daryti tuos rezervarus? Matot, kada yra ar toj vietoje, ar kažkokia galbūt ten kita vieta, tai čia yra tas toksai diskusinis klausimas. Galbūt, kaip sakysim, gal niekas nenumatė, kad ten atsitiks tokie dalykai, galbūt, sakysim, šiandien akimis žiūrint, galbūt reikėjo gal kitoj vietoj, bet tuo metu, kada buvo sprendimai priimami, tai, vertinu pagal tą dieną, kaip buvo ta situacija. Bet man svarbi jūsų nuomonė kaip specialistų, jūs už tokius projektus ar prieš? Kur yra daroma, sakykime, žala gamtai, tai aš manau, kad reiktų toks projektas taip tai išvengti. Situaciją paprašėme pakomentuoti Druskininkų savivaldybės tarybos narių Donato Mizaro ir Karolio Kaklio. Projektas vykdomas nesilaikant elementariausių darbų saugos reikalavimų. Kai kurios teritorijos, kur dar vykdomi darbai neaptvertos ir nepažymėtos. Pavyzdžiui, tiltelis per upelį, kuris įteka į Vijūnėlės tvenkinį. Ten styro įbetonuoti armatūros strypai. Teritorija neaptverta, važinėja daug dviratininkų, tame tarpe vaikų, jų gali įvykti skaudi nelaimė. Pliažo pakrantė nusėta dumblu ir kitais nešvarumais. Galbūt reikėjo palaukti ir Vijūnėlės pliažą pusiautojams atidaryti kitą metą, deramai pabaigus vykdyti tvenkinio valymo darbus. Kokį įvaizdį mes sudarysime pusiautojams? Dar prasčiau tvarkomasi prie dumblo nusodinimų rezervuarų miške netoli Švendubrės. Bet to, kiek reikia turėti įžulumo ir kelti kažkokius diversijų klausimus dėl miške įsiliejusio dumblo, kai akivaizdžiai nesugebama tinkamai tvarkytis. Šio klausimo nepaliksime. Iš savivaldybės administracijos laukiame techninės projekto dokumentacijos, nagrinėsime, ar viskas vykdoma pagal reikalavimus. Iš savivaldybės gyventojų gavome informaciją apie galimai daromus aplinkosauginius pažeidimus ir daromą žalą gamtai, išleidžiant nusiurbto Vijūnėlio tvenkinio dumblą į tam įrengtus rezervuarus. Kaip informavo gyventojai, toje vietoje yra išplautas apsauginis pylimas ir labai didelis kiekis dumblo išbėgęs miško teritorijoje, apsimti net miško keliai. Atvykus į vietą informacija pasitvirtino, dumblas iš tiesų užliejęs nemažus miško plotus, dumblu užtvindyti keliai, vandens nubėgimas nuvestas į upelį, kuris įteka tiesiai į Nemuną. Tekantis vanduo išplovė šlaitą, kuris yra įgriuvęs bei kelia grėsmę gyventojams. Įrengta dumblo saugojimo vieta man kelia rimtų abejonių dėl atitikimo keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams. Taip pat susidaro įspūdis, kad atsakingos institucijos nenori arba tiesiog vangiai tiria aplinkybės, tačiau jeigu darbai yra daromi nesilaikant elementariausių saugos reikalavimų ar daroma žala gamtai, kyla natūralus klausimas, kas už tai privalo atsakyti. Savivaldybės mes paprašėme skubiai įvertinti šią situaciją, pareikalavome atsakingų asmenų paaiškinimo dėl susikloščiusios padėties, bei paprašėme įpareigoti imtis priemonių likviduojant pasekmes. Taip pat paprašėme pateikti visą techninę dokumentaciją, poveikio aplinkai analizę, aplinkos apsaugos ministerijos išduotus leidimus bei kitą informaciją susijusią su Vijūnėlio tvenkinio dumblo siurbimu bei jo tolimesniu saugojimu ir panaudojimu. Leidinys Druskininkų mėnuo šių reportažų siekia paviešinti aktualias problemas, apie kurias kiti nenori kalba. Tikimės, kad po šio reportažo atsakingos institucijos neliks abejingos ir tinkamai reaguos.